Tai sveika, Jurgas, smagu tave matyt. Tai Sveika, Egle. šiandien susitinkam pasikalbėti apie projekto temas. Tai pagrindinė jų yra klimato nerimas. Tai kadangi esi gamtos terapijų vedlė, kaip mano buvo prieš tai dar kiek neteisingai įvardinta terapeutė, tai būtent, manau, ir panagrinėsim daugiau šitą dalyką, kas apskritai tai yra. Taip, tai ačiū labai, Egle, už galimybę pabūti čia šiandien su tavim pasikalbėti ir manau tikrai pavyks čia tas aspektus išsiaiškinti ir Gerai. papasakoti. Tai gerai, manau, kad bus iš tikrųjų naudinga, nes ta gamtos terapija, bent jau mano akim, jinai yra apipinta visokiom keistom gijom, sakyčiau. Tai gal vienas iš tokių dalykų, kur ir man pačiai buvo asmeniškai įdomus, tai gal gali papasakoti plačiau apie kokie yra skirtingi gamtos terapijų tipai, nes iš kur šitas dar klausimas kyla, nes viena pagrindinių tokių galbūt žinomiausių yra miško maudynės. Tai gal gali trumpai apie miško maudynės papasakot ir kokios apskritai yra kitos rūšis ir tipai gamtos terapijos. Taip, tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, gana dažnas klausimas, nes būna žmonės klausia, tai vieną kartą įvardinama kaip gamtos terapija, kaip miško terapija, o kitą kartą kaip miško maudynės. Tai ar tai yra tas pats, ar tai kažkuom skiriasi? Tai šitas klausimas toks yra, nu, šiaip labai yra diskusinis ir iš tikrųjų netgi nežinau, ar yra toks vienas labai konkretus atsakymas, bet iš tikrųjų skirtumas yra toks, kad gamtos terapijos metu, būdami gamtoje, mes siekiam tokio, kaip pasakyti, labiau gal gamtos terapinio poveikio. O miško maudynių metu mes tikrai nesimaudom, aišku, jokiuose vandens telkiniuose, bet perkeltinė prasme maudomės miško atmosferoje ir įgalinam savo 5 pojūčius, būdami miške. Tai esminis skirtumas galbūt toks, kad abiejose praktikose miško maudynių gidas arba miško ar gamtos terapijos gidas naudoja tokius kvietimus vadinamus. Tai neturime ten, kaip sakyti, tokių užduočių, tai ne užduotis, o kvietimus, tai gal iš principo skiriasi kvietimų pobūdžiai, nes gamtos terapijoje labiau tokie yra susijęs su terapiniu poveikiu, o miško maudynėse, sakyčiau, gal jie savo turiniu yra šiek tiek labiau orientuoti į pačius sensorinius pojūčius miške ar gamtoje. Aha, tai vadinasi, apskritai tai ganėtinai glaudu ir priklausomai, ką norėtum, ko no, ką nori išsinešti būtent iš gamtos terapijos, turbūt nuo to priklauso daugiau. Taip, iš tikrųjų taip ir aišku nuo to, kiek į tą gylį einam, ar ne? Tiesiog Mhm. miško maudynės gal labiau toks, aš įvardinčiau kaip tikrai tokį pažintinę sensorinę praktiką, o jau gamtos ar miško terapija gal tokia gilesnė, labiau su tokiam, sakykime, kažkokiam paraleliam tarp gamtos ir žmogaus gyvenimo. Tai manyčiau, kad esminis skirtumas yra toks, bet kaip sakiau, to vieno atsakymo nėra ir iš tikrųjų tie patys ir gamtos terapeutai, ir žmonės, kurie veda gamtos terapijas ar ne, ir miško maudynių gidai, jie tikrai šitą temą daug kalba ir diskutuoja, nes būna, kad ir persipina, ar ne, šitos dvi Mhm. praktikos ir kvietimai. Tai va, bet mano supratimu skirtumas esminis būtų toks. Mes savo projekte iš tokios, sakyčiau, gal labiau teorinės pusės apžvelgiam sąmoningumo praktikas būtent gamtoj. Tai miško maudynės buvo bent jau iš mūsų aspekto atskirta kaip atskira rūšis. Ką mes dar turėjom, tai tokie dalykai kaip ir naktinis buvimas gamtoj, nes jis yra šiek tiek kitoks negu dienos metu.
verda Taip. visai kitoks gyvenimas ir apskritai, manau, pajauti turbūt ir visai kitokius dalykus. Tai nežinau, ar teko vesti naktį Ne, užsikrėtimo. naktį neteko vesti. Manau, kad čia tikrai turi būti jau toks su nemaža patirtim miško maudynių ar gamtos terapijos gidas, bet yra tekę dalyvauti. Tai, Labai įdomu iš tai tikrųjų. jo, tai tikrai naktį yra šiek tiek kitaip negu dieną, nes tie pojūčiai tikrai yra stipresni, ar ne, mes trupučiuką, ne tai, kad netenkam, bet ar ne, tas regėjimo mūsų rega šiek tiek pasikeičia, nes tamsoj nebegalima matyti tiek, kiek dienos šviesoj, tai Ir automatiškai saugumas, sustiprėja kiti pojūčiai. taip, ir manau, ir tas saugumo aspektas, kad vis tiek jautiesi labiau pažeidžiamas tamsoj negu kad Taip, taip. dienos metu. Taip, bet kita vertus, vat, kitų pojūčių sustiprėjimas yra labai toks wow dalykas, nes realiai aš pati net negaliu įsivaizduoti, kad mano klausa gali tiek sustiprėti ir netgi uoslė tamsiu paros metu, nes šitie pojūčiai, nu, jie dienos metu šiek tiek galbūt prislopinami yra, nes veikia rega. Tai va, tai Taip. toks įdomus patyrimas. Tai teko susidurti su kažkokiais gyvūnais, gal gali papasakot plačiau apie patį procesą, nes ir žinau, kad yra visi gyviai, miško gyventojai, jie suaktyvėja nakties metu. Tai taip, kad, kaip pasakyti, susidurti akis į akį ar kažkaip tai neteko, bet aišku, suaktyvėja ir manau, kad ir mūsų pačių klausa suaktyvėja, dėl to mes Mhm. užfiksuojam Taip, galbūt kažkokių daugiau garsų. Kita vertus ir aplinka pati nutyla, ar ne, kažkiek tai toj tyloj mes vėlgi daugiau girdim. Tai tikrai yra tekę girdėti ir aplink tų traškančių šakelių ir šakų, kai supranti, kad nu, ne šiaip jos traška, kad kažkoks gyvūnas ar ne eina. Ir tokių kažkokių ar ne gyvūnų netgi garsų, tai čia buvo beje visai nesenai, miške sutemus teko girdėti kažkokį gyvūno riksmą, bet niekaip negaliu identifikuoti kokį. Tai tas, kaip ir minėjai, tikrai duoda nesaugumo jausmą, nes man taip. asmeniškai, kai aš galiu identifikuoti garsą, pavyzdžiui, ar galiu suprasti, kas jį skleidžia ar ne, tai yra vienas dalykas, bet kai naktį miške negali suprasti to garso, nu, šaltinio gal, iš ko jis ateina, tai Taip. tikrai yra toks nesaugumo jausmas, bet yra normalu, nes mes visi turim tą savisaugos instinktą, tai tikrai jisai sustiprėja miške tamsiu paros metu. Iš tikrųjų labai, labai įdomus toksai aspektas, nes kaip pati dirbau ties tokiu teoriniu labiau gal pristatymu šitų naktinių miško maudynių, miško terapijos, pavadinkim taip, tai iš tikrųjų tie pojūčių suaštrėjimas gal nebuvo toksai atskleistas vien iš medžiagos, kurią nagrinėjau, tai labai Mhm. toksai įdomus papildymas ir nu, atrodo logiškai, viskas susidėlioja į vietas, kodėl iš tikrųjų tas naktinis Taip, taip, buvimas jisai yra kitoks negu kad būnant dieną. tikrai taip. Dar toksai gal mane dominantis aspektas yra apie miško maudynės ir aplinką, kurioj jos vyksta. Tai ar būtinai Mhm. reikalingas labai jau atskiras, tarkim, pavadinkim, nuo civilizacijos atskirtas miškas ar kažkokia gamtos vietovė, ar vis dėlto galima ir miesto tam tikrose erdvėse išbandyti. Tai tikrai galima ir miesto erdvėse. Tikrai yra miško maudynių organizuojamų ir parkuose miesto, ir tiesiog mieste esančiose žaliose erdvėse. Tai iš tikrųjų pagal savo pobūdį ir tą esmių esmę miško maudynės neprivalo vykti kažkur, nežinau, toli miške ir kaip sakyt, toli nuo civilizacijos. Tikrai gali vykti netgi, nežinau, kieme, namo kieme iš tikrųjų. Tai
Viskas priklauso nuo to, kiek mes turim noro turbūt ir laiko, bet aš pati asmeniškai vis tiek pirmenybę teikiu miškui, nes turbūt man pačiai labiausiai pavyksta ir patinka atsipalaiduoti miške ir pirmenybę teikiu tokiam miškui, kuris yra toliau nuo miesto. Mhm. Kadangi mane pačią blaško ir aš pati, kai būnu dalyvė, aš labai džiaugiuosi, kai tų žmogaus sukurtų garsų yra mažiau. Mhm. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, dar ką norėjau paminėti, kad yra iš tikrųjų mokslinių tyrimų šita tema atlikta ir nustatyta, kad poveikis miško maudynių tiek žalios erdvėse, tarkim, parkuose ar ne, Mhm. mieste, tiek kažkokiam atokesniam miške, sakykim, jisai yra. Tik tai tiek, kad vis tiek tas didesnis poveikis visgi yra atokesniam miške, nežinau, ar galima pavadinti laukiniu, bet tokiam Mhm. galbūt toliau nuo civilizacijos esančiam miške ar ne, nuo miesto, sengirėse, tai visgi poveikis sveikatai žmogaus yra didesnis negu miesto parkuose ar kitose žaliose Mhm. erdvėse. Bet kokiu atveju jisai yra, tai kaip ir minėjau, galima net ir savo namo kieme praktikuoti. Na, manau, kad sutinku dėl tos minties iš tikrųjų, kad vis dėlto tokesnis miškas ar ta gamtos kažkokia erdvė, jinai yra turbūt ir patrauklesnė iš tos pusės, kad tiesiog daug paprasčiau atsipalaiduoti ir aplink yra mažiau trikdžių, kurie tiesiog leistų susikoncentruoti tą akimirką. Taip, iš tikrųjų dar, aišku, didelis dalykas yra ta koncentracija, nes tikrai galima praktikuoti miško maudynės ir, pavyzdžiui, mieste esančiam miške. Tai, pavyzdžiui, Vilnius Mhm. tikrai turi miškų mieste ir tikrai ir žmonės eina ten ir būna, bet tiesiog viskas turbūt yra ir apie labai daug kas, ne viskas, bet apie koncentraciją, ne kiek mes sugebam koncentruotis į vienus ir kitus garsus. Jeigu mes koncentruojame į pravažiuojančias mašinas, tai turbūt bus sunkiau atsipalaiduoti, bet jeigu mes kažkaip tą garsą trupučiuką paliekam tarsi šone ir Mhm. koncentruojamės į gamtos garsus, tai tikrai tas, kaip sakyt, poveikis tikrai yra galimas ir viskas, sakau, kaip sakyt, susideda į vieną, bet viskas yra įmanoma, tik tai tą koncentraciją turbūt paskirstyti Mhm. atitinkamai reikėtų. Tai kad jau prakalbom, kaip vyksta ta miško terapija, tai gal galit trumpai papasakot pagrindinius tokius aspektus. Jau pakalbėjom apie regą, apie gebėjimą išgirst dalykus aplink, apie koncentraciją. Tai kažkokia turbūt vis tiek yra seka, loginė grandinė, iš ko ta gamtos terapija susideda. Taip, tikrai yra seka, tai bet ką ir daro miško maudynių gidai ir gamtos terapijų vedliai, tai vis tiek visi mes, kaip sakyt, mokomės ir mokomės būtent tam tikros metodikos, kurios pagalba pavyksta, tikimės, kad pavyksta įvesti žmogų iš tikrųjų į tą ryšį su gamta ir, kaip sakyt, kaip mantrą kartojam, kad terapeutas yra iš tikrųjų ne gamtos terapijos gidas, o pati gamta, tai naudojam tam Mhm. tikrą seką veiksmų, kuri padeda šitoj praktikoj dalyvauti. Tai, kaip ir minėjau, naudojam iš tikrųjų ne užduotis, bet kvietimus. Dėl koks yra skirtumas? Tai skirtumas tas, kad mes kiekvieną dieną vykdom užduotis. Ar ne? Mes darbe vykdom užduotis, mes Mhm. mokykloje vykdom užduotis, namuose vykdom užduotis, siekiam kažkokių rezultatų, nežinau, bandom išpildyti ar ne kažkokius lūkesčius, o gamtos terapijos metu kažkokių lūkesčių ir uždavinių mes neturim. Dėl to gamtos terapijos vedlys, miško maudynių gidas, jisai kviečia.
kviečia ar ne atlikti tam tikrus dalykus ir to kvietimo pagrindu įgalinti savo ar ne tas sensorinius pojūčius. Tai dalyvis tikrai yra laisvas gamtos terapijos praktikoje ir miško maudynėse, laisvas elgtis taip, kaip jisai nori, turiu omeny atliepti į kvietimą arba ne, nes tikrai būna kvietimų, kur tiesiog žmonėm, nesurezonuoja arba kažkaip nesinori juos atliepti. Nepatogu. Jo, nepatogu, pavyzdžiui, ar kažkokia jaučiama, nežinau, gėda ar ne, ar kažkokie jausmai. O kartais žmonės tiesiog sako, kad aš esu toks pavargęs, kad aš nieko nenoriu daryti, aš noriu, nežinau, gulėti. Gulėti prie medžio ir viskas. Tai viskas yra ok ir tokia yra ir, kaip pasakyti, mintis, turbūt, kad tų kvietimų pagrindų žmogus pats pasirenka, ar ne, ką jis nori daryti ir kokiu gyliu. Ir po to mes turim pasidalinimus. Tai mes skiriam šiek tiek laiko tiem kvietimam atliepti, o paskui po kiekvieno kvietimo dažniausiai turim tokius pasidalinimus, tai sėdam į ratą arba stojam į ratą, kaip jau ten vyksta. Tai ir tada pasidalinam apie tai, ką patyrėm, pajautėm, kokios iškilo, nežinau, mintis, jausmai, jeigu norisi apie tai dalintis. Tai vėlgi, kaip kiekvienas dalyvis yra laisvas, tai tie, kas nenori dalintis, tai tikrai yra laisvi nesidalinti ir mes priimam irgi kaip tam tikrą formą pasidalinimo, ar ne, kad nori pasilaikyti savo. Tai vat ir pabaigoje praktikos turim arbatos gerimo ceremoniją dažniausiai, tai čia su visa pagarba turbūt yra Japonijai, nes iš jos atėjo šita praktika ir jos metu mes tiesiog padėkojam būtent tai vietai, kuri mus tą dieną priėmė, arba nepriėmė, visai būna, bet dažniausiai priima, tai padėkojam ir tiesiog jau tos arbatos ceremonijos metu dar galbūt pasidalinam, kam norisi kažką pasakyti, pasisako ir taip yra užbaigiama pati praktika. Tai galbūt maždaug būtų toks bendrai tokia metodika, viskas vyksta labai lėtai ir per dažniausiai nuo 2 iki 4 valandų. Ir nuo 2 iki 4 valandų mes stengiamės nenueiti daugiau negu 2 kilometrus per visą šitą praktiką. Tai labai viskas koncentruota, sakykim taip, ir sustelta būtent į ten, kur esi. Ir gal man turbūt kas dar labai surezonavo, tai tas tikslų nebuvimas ir kažkokių užduočių nebuvimas, nes kiekvienas turbūt susiduriam su begalė užduočių, tikslų, deadline ir tuo pačiu procesu kartais nebespėjam iš tikrųjų pasimėgauti. Tikrai taip, tai dar viena įžvalga tokia, kad daugam ir nepavyksta iš pirmo karto pažvelgti į kvietimą, nes mes įpratę, kad mums davė užduotį ir mes vykdom. Nors jaučiam, kad ten, pavyzdžiui, visiškai nenorim to daryti, ar mums ten nepatinka, bet vis tiek kažkoks yra, kad aš turiu padaryti, nes man pasakė. Tai nebūtinai pavyksta netgi kai kuriems žmonėms iš pirmo karto, reikia galbūt kelių praktikų įsisąmonint, kad aš galiu tiesiog pasakyti, ar net nesakant, nieko nedaryti ir tai yra ok ir nieks, kaip sakyti, ten blogo pažymio neparašys. Labai įdomus iš tikrųjų aspektas, nes tikrai mes esame įpratę prie tų, sakykime, tiek vertinimo, tiek aiškių užduočių ir kaip jas turime atlikti, kada jas turime atlikti ir iš tikrųjų pasakyti ne yra ganėtinai sudėtingas dalykas, ko dar turbūt ne visi ir mokam. Ne, nes atrodo, kad bus labai nepatogu, kaip čia visi kažką daro, o aš, nežinau, sėdžiu, nes nenoriu, tai labai nepatogu, bet šita praktika yra apie save, tikrųjų, ne apie kitus, o apie save, dėl to ir žiūrim tas, aš kviečiu, sakykime, ar ne, žiūrėti į kvietimą per savo prizmę, kaip aš jį matau, ar man jisai tinka, jeigu netinka, viskas gerai.
Ir dalinantis visada kviečiu dalintis tik apie save. Tai reiškia, kad mes Mhm. niekada rate, sakyt, nekomentuojam kitų pasisakymų ir nereiškiam kažkokios savo nuomonės susijusios Mhm. su kito žmogus pasisakymu. Tai viskas ta praktika iš tikrųjų yra apie save, tik apie save. Tai va, tai tikrai būna, kad sudėtinga žmonėm, tai persijungti iš to tokio turiu, privalau į, Mhm. nežinau, ar noriu, ar galiu, ar ne, ar kažkaip norisi man tą daryti. O kaip sekėsi iš tikrųjų suvaldyti šituos pasidalinimus, nes turbūt, sakyčiau, gal čia toksai kaip ir natūralus yra dalykas tau reaguoti tai, ką kažkas kitas šalia pasakė. Tai manau, kad irgi Mhm. ne taip lengva, turbūt išpraktikuojama, priprantama, aišku, kai gauni jau, čia yra kiek aiškesnės gairės, kad pasakoju apie save, bet kokiu atveju kažkaip norisi sureaguoti, atsakyti, pastebėti. Taip, tai visai būna, jeigu kalbant iš miško maudynių gido arba gamtos terapijos vedlio pozicijos, tai tikrai, kaip sakyt, mes žinom, kad tikrai jau nekomentuojam ir tiesiog Mhm. leidžiam tam žmogui pasisakyti, kas noris, priimam bet kokius tos pasisakymus, nes tai yra, nu, kaip pasakyti, žmogaus išraiška. Ir nežinau, aš dabar kalbėsiu iš savo grinai asmenės Mhm. patirties, man to noro komentuoti iš tikrųjų net nebūna. Nežinau kodėl, bet tiesiog atrodo, kad priimi, ką be pasakytų žmogus ir tokio net nėra noro atsakyti kažką atgal, nes tiesiog faina, kad dalinasi ir kad Taip. pasakoja žmogus, ką jis patyrė, ar ne. O kalbant apie kitus žmonės, kaip sakai, ar ne, kad visai būna ir Mhm. norisi ir kažkam, bet kirba tas noras dabar, nežinau, jam pasisakyti ar ne į kažkieno pasidalinimą, tai būna taip, bet tada tiesiog gal, na, toks būna kaip ir dar kart priminimas, kad Mhm. suprantama, kad surezonuoja ir tam tie pasidalinimai ir yra skirti, kad jie surezonuotų tarp grupėje esančių žmonių, nes ta bendrystė atsiranda tada, kai mes kartais galbūt net neįvardinam tiksliai, ką mes pajautėm, o kitas žmogus paėmė ir pasakė. Ir galvoju, o, Mhm. taigi ir aš Taip. taip pat galvoju, arba ten pajaučiu, bet aš neradau žodžių, arba ten negalėjau įvardinti. Mhm. Ir tada tiesiog būna toks priminimas, kad mes tiesiog tas mintis savo ar nekilusias ir kažkokius komentarus galvot, tiesiog pasiliekam savo ir leidžiam pasisakyti be kitiem žmonėm ir be jokių kažkokių tai tenai komentarų didelių, o savo galvoje, aišku, kiekvienas tas mintis turim, bet kviečiu visada palikti pas save galvoj. Mhm. O kaip kokie žmonės renkasi miško terapiją, kokie yra jų siekiai ir atsiranda vis dėlto tokių, kurie sako, ne, nesąmonė, nežinau, ką čia dariau ir kodėl čia buvau, ar vis dėlto jau ateina tokie sąmoningesni, sakykime, kurie žino, ką norėtų pasiimti iš miško terapijų. Įvairių žmonių ateina. Mhm. e, tikrai yra buvę, kur ir tikrai bus, ir čia yra normalu, kad Mhm. sako, jo, nesuprantu, kodėl čia atėjau, nes čia visai ne mano. Mhm. Ne, bet va, norėjau pabandyti ir pabandžiau. Taip, Tai taip. jau yra mano manimu sveikintina, nes tikrai Mhm. šita praktika neprivalo visiems tikti ir patikti. Taip. Ir tas yra normalu. Jeigu kažkas pabando, tai valio ir tikrai būna, kad netinka, nepatinka. Bet sakyčiau, vis tiek dauguma, bent jau kiek pas mane yra Mhm. buvę žmonių, tai dauguma vis tiek, nors galbūt tiksliai ne visi žino, kur ateina ir ne visi tiksliai Taip. supranta, kas čia vyks, bet kažkokią vis tiek tokią turi matyti nuojautą ir supratimą, kad vis tiek tai yra apie gamtą, apie Mhm. buvimą gamtoj ir apie tą tokį lėtą buvimą, nes ir kaip sakykime, kažkokiuose kvietimuose į praktiką visada yra parašyta trukmė. Ir tikrai yra vienetai galvoja, kur galvoja, kad ateina į žygį. Tai va tas yra Mhm. toks, nu, ne žygis čia, kaip sakyti, ir to
žygio elementų tikrai nėra čia, tai tenka, kaip sakyti, nežinau, nuvilt gal, bet tikrai yra turbūt, nu, vienetai tikrai yra Mhm. buvę. Tai dauguma vis tiek ateina turintis gal tokį ir tą santykį su gamta gilesnį, ir tą sąmoningumą šiek tiek tokį gal, nežinau, Apskritai ar apie čia. pačią tą miško Taip, terapiją ir turbūt gal tokį sakyčiau, kaip supratau iš to, ką pasakoji, gal net atvirumą, kad priims tai, kas bus pasiūlyta užsiėmimo metu. Tai be kažkokio taip, bet išankstinio aš kaip ir nusiteikimo. visada sakau praktikos pradžioje, kad jeigu jūs jaučiat, kad tai yra ne jums nuo pat, Mhm. nežinau, nuo pat pradžios, tai tikrai viskas yra gerai išeiti, tik svarbu man pasakyti, kad, nu, nedingtų žmogus, jo nereiktų Taip, ieškoti tam taip. miške, bet tikrai viskas yra gerai ir nereikia jaustis nepatogiai ir geriau yra išeiti tada, kai jauti, Mhm. kad tikrai ne, negu kankintis ten 3 valandas ir paskui galvot, kodėl Mhm. aš čia buvau dabar. Taip. Bet kokiu atveju dar vienas dalykas, turbūt, ką norėčiau aptart, tai pati veikla vadinasi miško terapija, tai jinai turi turėti kažkokį gydomąjį poveikį, darantį teigiamą įtaką. Tai kokios yra, tarkim, problemos, pagrindiniai dalykai, kuriuos žmonės atsineša į užsiėmimus? Tai aš gal tik pradėsiu nuo to, kad miško terapija turbūt nėra priskiriama tiesiog tai klasikiniams tradiciniams ten terapijos būdams, ne? Nes įprastai e, tradiciškai ar ne mes ateinam su kažkokia problema ar situacija, kad ir pas psichoterapeutą ar Taip. psichologą ar ne, ir bandom išspręsti arba bandom surasti kažkokį būdą, kaip su ta situacija ar problema ar ne gyventi. Tai miško terapija skiriasi tuo, kad aš nežinau iš tikrųjų, su kokiam problemom ateina Aha. žmonės ir ką jie atsineša. Ir tai tikrai nėra miško terapijos vedlio ar ne, sakykime, užduotis tas problemas spręsti. Bet tai esmė miško, gamtos terapijos, miško maudynių, kaip be pavadintumėm, esmė yra ta, kad pagerint tiesiog atėjus į gamtą, pagerint savo savijautą ir savo būseną, bet tai nėra skirta tam, kad kažkas Mhm. padėtų spręsti ar ne kažkokias kilusias, nežinau, asmeninės Mhm. problemas. Tai sunku atsakyti, nes aš nežinau, mes tų Mhm. klausimų nesprendžiam, tiesiog žmogus pats ateidamas, jisai vieni turi, o kiti tiesiog ateina, kaip pasakyti, Taip. ramiai pabūti su gamta, su mišku. Mhm. Trečių tikslas gali būti kažkoks pažintinis ar ne, labiau per Mhm. augalus, per medžius, galbūt labiau tą gamtą iš tos pažintinės pusės tiesiog pamatyti. Tai va taip labai skirtingai. Ir jo, tie tikslai gali būti tikrai labai skirtingi, bet skirtumai nuo tradicinės tos terapijos būtų tokie galbūt. Mhm. Nes tiesiog pats pavadinimas, sakykime, terapija, jisai atrodo, kad sufleruoja, kad kažkas yra sprendžiama, kažkokios Mm. problemos, neigiamos emocijos. Bet, kaip supratau iš tavo pasakojimą, tai tiesiog daugiau pats procesas ir turbūt individualiai kiekvienas atsineša tą Jo, aš dalyką, manau, ar kažkokį nori pagerinti, ar rezultatą, kurio pasiekti norėtų. tai gal tas terapija tiesiog įvardinta taip, kad vis tiek ta gamta turi tą terapinį Mhm. poveikį. Jeigu Taip. gamtos terapijos vedlys ar ne, nėra psichoterapeutas ar terapeutas, bet gamta yra ar ne mūsų terapeutas, Mhm. tai vis tiek ir pati ta praktika, nu, ji turi tą terapinį poveikį. Nes per tuos sensorinius pojūčius yra stabilizuojamos žmogaus smegenys ir vyksta tam tikri procesai sąmoningai ir lėtai būnant gamtoje. Ir tie procesai yra terapiniai, Taip. jų pagalba žmogus nurimsta. Ir kai nurimsta protas, vėlgi užsisuka kiti procesai žmogaus organizme. Tai
Tai galbūt tas terapinis gamtos poveikis yra būtent per tai ir kartais net nesuvokiam, kad tai vyksta iš tikrųjų, bet tame ir yra faina, kad kartais net neprivalai atsisėsti prieš kažką ir kažko pasakot, bet tiesiog būnant lėtai ir sąmoningai gali tą terapinį poveikį pajausti. Manau, kad visi daugiau mažiau esam iš tikrųjų pajautę tą jausmą ir galbūt ne iki galo supratę, arba ne taip lėtai ir ne taip sąmoningai, bet turbūt nemanau, kad atsirastų žmogus, kuris dabar imtų prieštarauti apie gamtos buvimą gamtoj teigiamą ir jo teigiamą poveikį šiai bendrai savijautai ir būsenai. Taip, tik tai vieni, kaip sakyti, leidžia tam poveikiu ar nevykti, kiti galbūt nelabai jo nori, nes ši praktika nėra vien tik apie malonumą. Iš tikrųjų, jeigu mes einam giliau ar ne, bandom kažkokias paralelės atrasti, ar tiesiog savaime jos atsiranda, tai kartais būna ir nemalonių jausmų, kurie kyla. Tai tikrai ne visada žmonės nori tų jausmų, kad atrodo, kad tiesiog aš noriu pabūti, pailsėti ir nenoriu nieko galvoti. O čia staiga man čia surezonuoja, ar ne, kažkoks, nežinau, vaizdinys arba kvapas ir primena man kažką labai nemalonaus. Tai tada, aišku, atsiranda ir tie galbūt kažkokios emocijos užslaptintos ar panašiai, kurios gali tiesiog įsilaisvinti gamtoj. Tai vėlgi ir tas terapinis poveikis, jisai yra toks, kokį mes patys leidžiam savo pajausti. Ir kiek mes leidžiam savo jo pajausti. Ir manau, kad čia dar ir surezonuoja tas pats lėtas buvimas, kadangi mes bėgam ir iš tikrųjų net neturim laiko susimastyti, pamastyti ir apskritai duoti galimybę tom mintim ar kažkokiam užslapintom emocijom išsireikšti, tai atsiranda tokia subalansuota terpė, kurioj tas emocijas gali jau pasirodyti. Taip, tikrai tau pritariu ir esu ir pati, kaip sakyt, pajautus ne vieną kartą, kad bėgant ir lekiant ir įėjus į savo tą automatinį ir mechaninį elgesį, tai tiesiog mes labai daug dalykų nustumėm į šoną, užpildom tylą, pavyzdžiui, garsią muziką, nežinau, Tai telefoną. apskritai gyvenimas, jo skrolinimas, apskritai gyvenimas mieste, jis tiesiog, tau turbūt nieko nereikia daryti, bet jau tavo fonas bus užpildytas. Ir kai staiga atsiduri ten, kur tau sako, ne, mes čia niekur greitai neįsim, čia ne žygis, dabar mes būsim 3 valandas lėtai. Tai aš tikrai suprantu, kad tai yra sudėtinga ir man pačiai būdavo sudėtinga, nes pradžioje praktikos tiesiog norisi lėkti. Tai kas čia dabar bus? Tai nuo ko čia pradėsim? Tai kas čia? Ir vienu žodžiu, po 15 minučių kiekvienam kvietimui ir atrodo, kad taigi per 5 minutės aš čia paragavau, pauoščiau, paliečiau, ką čia dar 10 veikti. Tai... Ir gal net mažiau negu 5. Tai gali mažiau būti. Tai tikrai nėra lengva. Ir dažnai sakau, kad pradžioj praktikos būna sunkiausia, nes mes į ją atlekiam, atvažiuojam, dar galva pilna ar ne kažkokių tai tenai minčių. Ir tas stebuklas, kaip aš sakau, įvyksta po tų, 2-2,5 valandų. Tai žmonės natūraliai sulėtėja ir tai faina yra matyti tą skirtumą, kad iš pradžių atrodo atlėkė, norėjo čia visko kuo greičiau, o paskui sako, aš nenoriu niekur iš čia važiuoti. Ir viskas vyksta tikrai lėčiau, natūraliai ir einasi lėčiau ir kalbasi net atrodo lėčiau. Tai bet iššūkių yra su tuo lėtumu, tai esi teisi ir tikrai kiekvieną kartą būna nelengva režimus pakeisti. Ir kalbant apie tą patį progresą, tai ar dalyviai, tarkim, yra linkę labiau sugrįžti ir pastoviai tą praktikuoti, ar čia daugiau gal kaip įvadas po to individualiai praktikai, kokios, tarkim, yra tendencijos, ar vėlgi čia labai
asmeniška ir priklauso. Aš tai galvoju, kad čia labai yra priklauso nuo žmogaus, kad tai asmeniška. Mm, tendencijas, kurias aš pati asmeniškai pastebėjau, kad nedaugelis sugrįžta atgal. Mhm. Ir, bet yra žmonių, kurie sugrįžta ir praktikuoja, bet manau, kad dar nemaža dalis žmonių tiesiog pamato, sakykime, galbūt patiria tuos būdus, kuriuos jie patys gali savarankiškai Mhm. naudoti, Taip. būdami gamtoje. Ir jie tikrai yra labai lengvai, sakykime, pritaikomi, bet būtent tie patys kvietimai, apie kuriuos kalbėjau, tai jie būna tikrai paprasti ir tokie, kaip pasakyt, tų kvietimų yra neišsemiamas, nežinau, jie neišsemiami, nes jie iš tikrųjų priklauso nuo mūsų fantazijos, nuo mūsų kūrybiškumo, tai juos ir pats, kaip sakyt, gali susigalvoti ir Mhm. praktikuoti. Tai aš manau, kad žmonės tiesiog patys paskui tą daro. Na, o kita dalis supranta, kad galbūt ne šiandien, ne jiems dar tas laikas, kad buvo per sudėtinga arba per sunku, arba tiesiog nesinori to kažkaip kartoti. Tai manau, kad visaip yra. Tai va. Supratau. Tai galbūt prieš baigiant dar toksai paskutinis dalykas, kadangi artėja žiema ir gal turi kokį trumpą, labai paprastą patarimą, kaip praktikuoti, tarkim, tą gamtos terapiją jau, kai prasideda orai tokie, kur atrodo nesinori net laukia būti. Taip, pritariu. Aš vis dėlto ir aš pati galvojau apie tą žiemos laikotarpį, nes pati vedu miško terapijas ir miško maudynės. Ir atrodo, kad, nu, va, dabar ateis ruduo, tai viskas sustos, nes dar pradžia nieko, paskui kaip ir nemalonus tie orai. Bet kita vertus, aš esu dalyvavus vasario mėnesį visą dieną Mhm. miško maudynėse prie -20, tai viskas puikiai ten pavyko ir buvo tikrai kitoks peizažas ir kitokie Mhm. pojūčiai negu vasarą. Tai manau, kad tikrai ir žiemą galima tai praktikuoti, tik tai ką sakau ir pati savo, ir kitiem, kad tikrai tokiu atveju labai svarbu yra apranga ir labai Mhm. svarbu Taip, avalynė, nes kai taip. šalta, kai šąla kojos, kai Mhm. viskas šąla, tikrai tada negali koncentruotis nieką daugiau. Tai manau, kad tokiu atveju praktikuojant žiemą reikėtų tiesiog pasirūpinti tikrai gera kokybiška avalynė ir apranga. O žiemą visai kitokie vaizdai, visai kitokie kvapai ir garsai, tai visai kitoks gamtos peizažas ir visai kitokie pojūčiai. Bet tikrai rekomenduoju, nes vėl visai, nu, toks, nežinau, irgi labai Galima pajusti didelė. gamtos apskritai ritmą, kaip viskas Taip, keičiasi. ir kaip keičiasi ir tą cikliškumą ir Taip. tokį testinumą, tai tikrai rekomenduoju ir žiemą ir pabandyti, tik, aišku, prieš tai pasirūpinti savim. Supratau. Tai ačiū labai, Jurga, už tai, kad pasidalinai. Jeigu kam bus aktualios miško maudynės, tai mes pasidalinsim Jurgos kontaktais aprašyme. Taip, Ir ačiū linkiu labai. tuomet gražaus vakaro. Ačiū, Eglė. Dėkui už pokalbį. Iki.